Kaip manai, kokia yra aukščiausia vieta, kurioje žmogus gali gyventi? Iš tikrųjų, daugelis tiki, kad neįmanoma gyventi aukštuose kalnuose, nes ten oras išretėjęs, labai šalta ir beveik niekas neauga. Tačiau iš tikrųjų pasaulyje yra bendruomenių, kurios gyvena daugiau nei 16 000 pėdų aukštyje. Tokiose vietose kasdienis gyvenimas yra didžiulis iššūkis. Tačiau nepaisant to, yra žmonių, kurie ten gyvena nuolat. Yra namų, mokyklų, bažnyčių, turgų ir šeimų, kurios jau kelias kartas gyvena aukštuose kalnuose. Bet kaip jie išgyvena tokiose vietose? Kas paskatino jūs likti čia? Ir koks jausmas gyventi aukštose vietose? Štai ką mes ir sužinosime. Bet prieš pradėdami diskusiją norėčiau paprašyti jūsų paspausti patinka ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Tai mums, turinio kūrėjams, labai padeda. Taigi, pradėkime. Numeris 15. Gasa Džongas, Butanas. Šiaurinėje Butano dalyje, netoli Tibeto sienos, yra Gasa Džongas. Jo aukštis yra apie 2800 metrų arba daugiau nei 9400 pėdų virš jūros lygio. Tai nėra aukščiausia vieta šiame sąraše, tačiau tai viena iš atokiausių bendruomenių, kurioje nuolat gyvena žmonės visus metus. Žodis Džong reiškia didelę tvirtovę, kuri tarnauja kaip vyriausybės biuras ir vienuolynas. Taigi tai nėra paprastas kaimas. Čia taip pat atliekama daug vietos valdžios darbų. Gasa Džong buvo pastatyta 17 amžiuje pagal Džabdrongo Ngavango Namgyalo, lyderio, kuris suvienijo Butaną įsakymą. Ši vieta buvo pasirinkta, nes ji yra aukštai ir iš jos lengva stebėti aplinkinius slėnius. Anksčiau ji taip pat buvo svarbi šalies gynybai. Gyvenimas čia nėra lengvas. Žiemą temperatūra nukrenta iki -10 laipsnių Celsijaus. Dažnai lyja, sninga, todėl kartais žmonėms sunku keliauti. Gyventojų gyvenimas yra paprastas. Dauguma namų yra pastatyti iš akmens ir medžio. Vanduo gaunamas iš kalnų šaltinių. Taip pat yra maža mokykla ir sveikatos klinika gyventojams. Pastaraisiais metais Butanas pradėjo diegti ekoturizmą šiame regione. Gasa garsėja gražiais žygių takais ir natūraliais karštaisiais šaltiniais. Tačiau plėtra vis dar ribota, nes vyriausybė nori išsaugoti gamtą ir ramų bendruomenės gyvenimą. Iki šiol Gasa Džong išlieka viena ramiausių ir labiausiai izoliuotų nuolatinių bendruomenių Himalajose. 14 vietoje Laringo Larinsonada, Peru. Yra vienas miestelis pasaulyje, kuris yra taip aukštai, kad daugeliui žmonių sunku kvėpuoti, kai jie ten pirmą kartą atvyksta. Tačiau stebėtina, kad tūkstančiai žmonių vis tiek pasirenka gyventi šioje vietoje. Tas miestelis yra Laringo Larinsonada, Peru šalyje. Jis yra Andų kalnuose ir yra maždaug 5100 metrų arba daugiau nei 16 000 pėdų aukštyje. Dėl to jis laikomas aukščiausia nuolatinė gyvenvietė pasaulyje. Kadangi vieta yra labai aukštai, oras yra retas. Tai reiškia, kad žmogus įkvėpia mažiau deguonies. Net ir paprastas vaikščiojimas gali juos greitai nuvarginti. Kitiems pradeda skaudėti galvą, jie jaučia svaigulį arba sunkiai kvėpuoja, kol jų kūnas pamažu pripranta. Beveik nėra medžių aplink miestelį. Vieta yra per šalta ir per aukšta įprastiniai žemdirbystei. Todėl dauguma maisto ir kitų būtinų dalykų atgabenama iš kitų miestelių. Jei gyvenimas čia toks sunkus, kodėl kai kurie žmonės nori gyventi Larinsonadoje? Atsakymas paprastas – auksas. Daug kalnų aplink miestelį slepia gausias aukso atsargas. 90-ųjų pabaigoje ir 2000-ųjų pradžioje aukso kaina visame pasaulyje sparčiai kilo. Dėl to tūkstančiai žmonių atvyko į Larinsonadą. Vieni jų buvo kalnakasiai, kiti steigė smulkų verslą, kad uždirbtų iš augančios bendruomenės. Šiuo metu čia gyvena apie 30 000–50 000 žmonių. Sunku nustatyti tikslų skaičių, nes daugelis žmonių dažnai keičia gyvenamąją vietą, o daug kasyklų nėra oficialiai registruotos. Tačiau net ir esant daug gyventojų, miestelėje vis dar trūksta pagrindinių paslaugų. Elektra tiekiama ne visada, keliai taip pat prasti, ypač kai blogas oras. Daugelyje vietų taip pat nėra tinkamos nuotekų sistemos, todėl sunku palaikyti švarią aplinką. Aukso kasyba yra pagrindinis daugumos čia gyvenančių žmonių pragyvenimo šaltinis. Kai kuriuose kasyklose naudojama vadinamoji kačiora sistema. Šioje sistemoje kalnakasys dirba 30 dienų be reguliaraus atlyginimo. Po 31-osios dienos jam tik leidžiama pasiimti tiek aukso, kiek tik gali išnešti iš kasyklos. Ši sistema yra tarsi lošimas. Jei kalnakasiui pasiseka ir jis randa daug aukso, jis gali daug uždirbti. Bet jei jis randa tik nedaug, po mėnesio darbo jis beveik nieko neparsineša namo.
Todėl daugelis žmonių tikisi, kad vieną dieną ir jiems nusišypsos sėkmė. Nepaisant visų sunkumų, tai vis tiek yra tikra bendruomenė. Yra parduotuvių, turgus, bažnyčia, mažų užkandinių ir vaikų žaidžiančių tuščiuose sklypuose. Normalūs gyvenimas tęsiasi net ir tada, kai oras labai šaltas ir oras išretėjęs. Daugumai čia gyvenančių žmonių jie nelieka todėl, kad gyvenimas būtų patogus. Jie lieka, nes tiki, kad mažas aukso gabalėlis gali pakeisti jų šeimos gyvenimą. Larinkonadoje kiekviena diena yra sunki, tačiau daugeliu žmonių viltis rasti aukso yra priežastis, kodėl jie ir toliau gyvena aukščiausioje nuolatinėje gyvenvietėje pasaulyje. Numeris 3. El Aguilar, Argentina. Andų kalnuose šiaurės Argentinoje yra El Aguilar. Šis miestelis yra maždaug 3700 metrų arba daugiau nei 12 300 pėdų aukštyje virš jūros lygio. Tai nėra turistinė vieta. Tai tikras miestelis, kuriame ištisus metus gyvena šeimos. El Aguilar buvo įkurtas 1929 metais siekiant aptarnauti didelę cinko ir švino kasyklą. Iki šiol kasyba vis dar yra pagrindinis šeimų užsiėmimas. Dauguma gyventojų pragyvena iš šios veiklos. Kadangi vietovė yra aukštai, oras čia retas. Net ir lipimas laiptais ar daiktų nešiojimas čia yra labiau varginantis nei įprastai. Daugelis taip pat patiria aukščio ligą, kol jų kūnas pripranta. Manoma, kad čia gyvena apie 3000 žmonių. Dauguma jų dirba kasykloje. Kiti dirba mokykloje, ligoninėje, biure ar kitose bendruomenės paslaugose. Nepaisant tokios vietos, čia vis tiek yra mokykla, sveikatos centras, sporto aikštelė, bendruomenės centras ir mažas kino teatras. Taip pat vyksta festivaliai, kurie pristato vietinių andų gyventojų ir šiuolaikinės Argentinos kultūrą. Tačiau iššūkių netrūksta. Žiemą keliai gali būti uždaryti dėl sniego ir stiprių vėjų. Kai taip nutinka, vėluoja ir maisto bei kitų atsargų atvykimas. Nepaisant visko, El Aguilar vis dar gyvuoja. Šis miestelis įrodo, kad galima sukurti tvirtą bendruomenę net ir labai aukštose bei sunkiai pasiekiamose vietose. Numeris 12. Tuiva, Tibetas. Tibeto plynaukštyje yra Tuiva, viena iš aukščiausiai esančių nuolatinių gyvenviečių pasaulyje. Ji yra daugiau nei 5000 metrų arba maždaug 16 600 pėdų aukštyje virš jūros lygio. Tai nėra kasybos miestelis ar karinė bazė. Tai nedidelė tibetiečių bendruomenė, kuri daugiausia augina gyvulius. Gyvenimas čia labai sunkus. Oro čia yra beveik perpus mažiau deguonies nei vietose esančiose jūros lygyje. Pasėliai beveik neauga, nes žemė beveik visus metus yra labai šalta. Vanduo įmamas iš tirpstančio ledo ir kalnų šaltinių. Kitas maistas, vaistai ir reikmenys atgabenami iš tolimų miestelių. Net paprastas darbas čia yra daug labiau varginantis. Gyvulių priežiūra, vandens nešimas ir ugnies paruošimas reikalauja daug daugiau jėgų. Mokslininkai taip pat tyrinėjo čia gyvenančius žmones. Remiantis tyrimais, jie natūraliai turi didesnį gebėjimą ištverti retą orą nei dauguma žmonių. Tuivoje taip pat nėra restoranų, prekybos centrų ar daug automobilių. Gyvenimas yra ramus, o bendruomenės ryšiai glaudūs. Nepaisant didelio šalčio ir reto oro, Tuiva vis dar išlieka viena iš aukščiausiai esančių nuolatinių bendruomenių pasaulyje. Numeris 11. Alma, Koloradas. Amerikos Kolorado valstijoje yra Alma. Jos aukštis yra maždaug 3200 metrų arba daugiau nei 10 000 pėdų virš jūros lygio. Tai yra aukščiausiai įsikūrusi savivaldybė visose Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai reiškia, kad ji turi savo vietos valdžią ir joje nuolat gyvena žmonės. Alma pradėjo kaip kasybos miestelis XIX amžiuje. Oficialiai ji tapo miestu 1873 metais, kai aplink buvo atrasta aukso, sidabro, cinko ir švino. Šiuo metu Alma gyventojų skaičius yra nedidelis. Daugelis gyventojų dirba netoliese esančiuose miesteliuose ir kasdien važinėja per kalnus. Kadangi vietovė yra aukštai, oras čia retas. Žiema taip pat ilga ir dažnai sninga. Todėl namus ir automobilius reikia paruošti stipriam šalčiui. Nepaisant to, bendruomenė yra rami ir tvarkinga. Vasarą jie dar rengia meno ir muzikos festivalius, kuriuos lanko svečiai. Daugelis pasirenka gyventi Almoje dėl ramios aplinkos ir gražaus uolėtųjų kalnų vaizdo. Numeris 10. Venkuanas, Tibetas. Netoli Sindžiango ir Tibeto sienos yra įsikūrusi nedidelė Vendankuano bendruomenė. Jos pavadinimas reiškia karštasis šaltinis.
Ji yra maždaug 4800 metrų arba daugiau nei 15 900 pėdų aukštyje virš jūros lygio. Tai vienas aukščiausiai esančių administracinių kaimų visoje Kinijoje. Manoma, kad čia nuolat gyvena apie 200 arba mažiau žmonių. Dauguma yra tibetiečių šeimos ir keli vyriausybės darbuotojai. Wenquan yra netoli Čingai Tibeto greitkelio ir Čingai Tibeto geležinkelio, aukščiausiai pasaulyje esančio geležinkelio. Dėl to čia patekti lengviau nei į kitas aukštai esančias bendruomenės. Tačiau gyvenimas čia vis tiek nėra lengvas. Oro yra retas, o deguonies kiekis čia beveik perpus mažesnis nei jūros lygyje. Todėl naujai atvykę žmonės greitai pavargsta. Namai pastatyti iš akmenų ir molinių plytų, kad geriau išlaikytų šilumą viduje. Elektra tiekiama iš mažų generatorių ir saulės baterijų. Pastaraisiais metais Kinijos vyriausybė pridėjo keletą pagrindinių paslaugų, tokių kaip geresnis vandens tiekimas, sveikatos klinika ir geresnė namų izoliacija. Tačiau išlieka didelis iššūkis dėl atšiauraus klimato. Kai pasikeičia orai ir vandens tiekimas, tai taip pat paveikia šeimų, kurios pragyvena iš gyvulių auginimo pragyvenimą. Nepaisant viso to, žmonės vis dar gyvena Wenquane, vienoje iš aukščiausiai įsikūrusių nuolatinių bendruomenių Kinijoje. 9 numeris – Parinakota, Čilė. Pačiame šiauriausiame Čilės regione yra Parinakota. Ji yra netoli Peru ir Bolivijos sienos. Ji yra maždaug 4300 metrų arba 14 000 pėdų aukštyje virš jūros lygio. Manoma, kad čia nuolat gyvena tik apie 100–200 žmonių. Todėl tai yra viena iš aukščiausiai nuolat gyvenamų bendruomenių Pietų Amerikoje. Parinakotą supa aukšti ugnikalniai ir plačios pievos. Ši vieta taip pat garsėja ežerais, kuriuose galima pamatyti rožinius flamingus. Dauguma gyventojų augina lamas ir alpakas. Šie gyvūnai yra svarbus, nes jie suteikia vilną, mėsą ir pragyvenimo šaltinį bendruomeniai. Kaimelyje yra maža mokykla. Tačiau kai vaikai pradeda lankyti vidurinę mokyklą, jiems reikia persikelti į kitą miestelį mokytis. Taip pat po truputį daugėja turistų dėl gražių vaizdų. Tačiau tai vis dar netapo dideliu turistų traukos centru, nes daugeliui sunku kvėpuoti aukštumose. Iki šiol Parinakota išlieka rami, o gyventojai ir toliau išlaiko savo tradicinį gyvenimo būdą. Numeris 8 – La Pasas, Bolivija. La Pasas yra aukščiausiai pasaulyje įsikūrusi sostinė. Ji yra Bolivijoje ir yra maždaug 3200–3000 metrų aukštyje virš jūros lygio, priklausomai nuo miesto dalies. Miestas stovi gilioje slėnyje, apsuptame aukštų kalnų. Dėl to La Paso išvaizda yra unikali, palyginti su kitomis sostinėmis. Žemesnėse miesto dalyse yra šiek tiek šilčiau ir daugiau deguonies. Tuo tarpu aukštesnėse vietose oras yra šaltesnis ir retesnis. Dėl didelio aukščio daugelis turistų greitai pradeda dusti vos atvykę. Kai kurie taip pat tai patiria aukščio ligos, kol jų kūnas prisitaiko. Nepaisant to, gyvenimas La Pase vyksta įprastai. Čia yra mokyklų, verslų, vyriausybinių įstaigų ir milijonai žmonių gyvena čia visus metus. La Pasas įrodo, kad net ir labai aukštai esantis miestas gali būti šalies verslo, kultūros ir valdžios centras. 7 vietoje – Šingo, Indija. Himalajų kalnuose Indijoje yra Šingo. Jo aukštis yra maždaug 4400 metrų arba 14500 pėdų virš jūros lygio. Čia nuolat gyvena mažiau nei 200 žmonių. Dauguma jų priklauso Brokpa, mažai etniniai grupiai, kuri jau seniai gyvena šiame regione. Šingo neatsirado dėl kasybos ar turizmo. Bendruomenė gyvena iš žemės ūkio ir gyvulininkystės. Dėl reto oro ir šalto klimato čia galima auginti tik nedaug augalų. Tarp jų yra miežiai, žirniai ir kai kurios šakninės daržovės. Jie taip pat augina jakus ir ožkas, iš kurių gauna pieną, mėsą ir vilną. Jiems taip pat labai svarbi jų kultūra. Iki šiol jie vis dar švenčia savo tradicijas, šokius ir festivalius, kurie perduodami iš vyresniųjų vaikams. Gyventojų bendruomenė yra labai artima. Kai reikia ką nors sutvarkyti arba kai iškrenta daug sniego, visa bendruomenė padeda vieni kitiems. Nepaisant didelio šalčio ir aukštų kalnų, Šingo vis dar gyvuoja ir tebėra viena iš atokiausių nuolatinių bendruomenių Indijoje. 6 vietoje – Čivajus, Peru.
Andų kalnuose Peru yra Čivajus. Jis yra maždaug 3600 metrų arba 12 000 pėdų aukštyje virš jūros lygio. Tai yra Kailomos provincijos sostinė, kurioje gyvena apie 5000 žmonių. Tai taip pat vienas svarbiausių miestelių šalia Kolkos kanjono, vieno giliausių kanjonų pasaulyje. Čivai mieste vis dar matoma inkų ir ispanų laikų istorija. Čia yra sena bažnyčia, aikštė ir akmenimis grįstos gatvės, kurios naudojamos iki šiol. Miestelis taip pat garsėja savo spalvingomis tradicijomis. Švenčių metu gyventojai šoka vilkėdami tradicinius drabužius. Netoli Čivai yra La Calera karštosios versmės. Daugelis turistų ir vietinių čia atvyksta atsipalaiduoti karštame požeminiame vandenyje. Nepaisant aukštos vietovės ir reto oro, Čivajus išlieka gyvybingas ir tebėra vienas svarbiausių miestelių Peru Anduose. 5. numeris – Karzokas, Indija. Indijos Ladako regione yra Karzokas. Jo aukštis yra apie 4500 metrų arba daugiau nei 14 800 pėdų virš jūros lygio. Čia nuolat gyvena mažiau nei 200 žmonių, todėl tai yra viena aukščiausių ir atokiausių bendruomenių Indijoje. Kadangi vieta yra labai aukštai, oras čia retas, o gyvenimas sunkus. Žiemą temperatūra nukrenta iki -20 laipsnių Celsijaus, o visas kaimas gali būti užverstas sniegu. Dauguma gyventojų yra čankpai, kurie augina jakus ir ožkas. Iš šių ožkų gaunama garsioji pašminos vilna, viena brangiausių vilnos rūšių pasaulyje. Taimos centre stovi budistų vienuolynas, kuris čia yra jau daugiau nei 300 metų. Iki šiol jis išlieka svarbia bendruomenės gyvenimo dalimi. Čia atvyksta tik nedaug turistų. Vyriausybė sąmoningai riboja plėtrą, kad apsaugotų gamtą. Nepaisant didelio šalčio ir reto oro, Karzo gyventojai ir toliau gyvena čia, bei iš kartos į kartą saugo savo tradicijas. 4. vieta – Potosis, Bolivija. Bolivijoje yra Potosis, vienas aukščiausiai pasaulyje įsikūrusių miestų. Jo aukštis virš jūros lygio siekia daugiau nei 4000 metrų arba 13 400 pėdų. Ispanų laikais tai buvo vienas turtingiausių miestų visoje Amerikoje, dėl didžiulių sidabro išteklių gaunamų iš Cerro Rico arba turtingojo kalno. Iki šiol čia nuolat gyvena daugiau nei 200 000 žmonių. Gyventojai verčiasi ne tik kasyba. Miestas taip pat turi mokyklų, universitetų, ligoninių, turgų ir muziejų. Dėl didelio aukščio daugelis turistų patiria aukščio lidą. Tačiau vietiniams gyventojams tai yra įprasta jų gyvenimo dalis. Potosis taip pat garsėja savo senuoju miesto centru, kuris buvo pripažintas UNESCO pasaulio paveldo objektu dėl istorinių pastatų ir bažnyčių. Iki šiol Potosis išlieka svarbia Bolivijos istorijos ir kultūros dalimi. Numeris 3. Laidžia, Butanas. Butano kalnuose yra Laidžia. Tai viena iš atokiausių nuolatinių bendruomenių šalyje. Ji yra daugiau nei 12 000 pėdų aukštyje virš jūros lygio. Nėra lengva čia patekti. Pirmiausia, reikia keliauti kelias valandas, o tada beveik 2 dienas eiti pėsčiomis per kalnus. Dauguma gyventojų augina jakus. Jie taip pat renka kordycepsus, grybo rūšį, naudojama tradicinėje medicinoje ir turinčią didelę vertę. Žiemą temperatūra nukrenta iki -15 laipsnių Celsijaus. Todėl šeimos lieka savo namuose ir rūpinasi savo gyvuliais. Lajos moterys taip pat garsėja savo išskirtiniais tradiciniais skrybėlėmis, kurias jos dėvi iki šiol. Į bendruomenę pamažu ateina internetas ir saulės energija. Tačiau daugelis jaunų žmonių vis dar persikelia į miestus mokytis arba dirbti. Nepaisant to, Lajos tradicijos išlieka gyvos iki šių dienų. Numeris 2. Bolongas, Kinija. Sičuano provincijoje, Kinijoje, yra Bolongas. Jo aukštis virš jūros lygio yra maždaug nuo 12 500 iki 13 000 pėdų. Bolongas garsėja visame pasaulyje dėl didžiųjų pandų apsaugos centrų. Tačiau be to, tai taip pat yra tikra bendruomenė, kurioje tibetiečiai gyvena jau daugelį kartų. 1980-aisiais čia buvo pastatytas vienas svarbiausių pandų tyrimų centrų pasaulyje. Nuo tada vis daugiau mokslininkų ir gamtosaugininkų pradėjo lankytis šioje vietoje. Čia taip pat nuolat tyriama, kaip klimato kaita veikia kalnus, miškus ir gyvūnus gyvenančius šiame regione. Nepaisant šiuolaikinių tyrimų centrų, daugelio gyventojų tradicinis gyvenimo būdas vis dar išlieka. Bolongas įrodo, kad gamta, mokslas ir bendruomenė gali sugyventi vienoje vietoje. Todėl ši vieta yra pirmoje vietoje tarp aukščiausiai esančių nuolatinių bendruomenių pasaulyje.
Numeris 1. Cenekas ir Ambarasas, Etiopija. Etiopijos Simieno kalnuose yra Ceneko ir Ambaraso bendruomenės. Šios vietovės yra maždaug nuo 3600 iki daugiau nei 4000 metrų aukštyje virš jūros lygio. Dauguma gyventojų yra ūkininkai. Jie augina miežius, kviečius, tefą ir kitus augalus, galinčius augti šaltame klimate. Oras šiame regione taip pat yra retas, todėl daugelis atvykėlių greitai pradeda dusti. Yra mokyklų ir paprastų sveikatos klinikų, tačiau kai kuriuose bendruomenėse vaikai turi toli eiti pėsčiomis, kad galėtų lankyti pamokas. Nepaisant sunkaus gyvenimo, šeimos čia ir toliau gyvena ir perduoda savo kultūrą iš kartos į kartą.